1940 metais Sovietų sąjungai okupavus Pabaltijo respublikas Lietuvą, Latviją, Estiją prasidėjo skaudžių netekčių metai. 1941 metų birželio 14 dieną 3 valandą nakties Kremliaus įsakymu visame Pabaltyje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje vienu metu prasidėjo masiniai areštai ir žmonių deportacija į Sibirą. 41 bent mūsų šeimai nebuvo duota nei kiek laiko ir nebuvo paaiškinta, kad veža. Tik atkūrus Pabaltijo šalyse nepriklausomybę buvo suskaičiuota, kad 41-53 metais vien iš Lietuvos į tremtį buvo išvežta ne mažiau kaip 32 000 vaikų. Daugiau kaip 70% visų tremtinių sudarė moteris ir vaikai. Un grāmatu ar balsu kurpēm Sibīrijas sniegos es sāku rakstīt, lai viņiem pastāstītu, kas mums ir nodarīts. Un tas faktiski arī noteica šīs grāmatas formu, jo es ieliku to manas dzimtas stāstu, kas ir tipisks Latvijai, tipisks Baltijas valstīm, plašākā vēsturiskā un politiskā ainavā. Jo es gribēju parādīt, kā paraksts uz vienu līgumu ietekmē daudzu 10 000 cilvēku dzīves. Perpildyti ešalonai vienas po kito riedėjo į rytus, išveždami tuos, kurių didžiai daliai nebus lemta grįžti. Jų likimas iš anksto buvo nuspręstas. Nors nebuvo nei tardyti, nei nuteisti. Kalti be kaltės. Net ir tie, kurie dar nespėjo gimti.